Artėja viena gražiausių švenčių metuose – Kalėdos. Netrukus visuose namuose įsižiebs kalėdinės eglutės. Pas vienus dirbtinės, pas kitus atvežtos iš miško. Juo pakvips ir namai. Apsilankėme Biržų miškų urėdijoje ir pasiteiravome, kada ir kur biržiečiai galės įsigyti kalėdų eglutę ir kiek jų miškininkai paruošė šįmet. Mes kol kas nesam parūpinę, bet tikrai parūpinsim, nes jeigu anksčiau nukirsi ir bus šilta, tai nudžius ir spygliai gali nesulaukti tų naujų metų ar 3 karalių, iki kada eglutė reikalinga puošti. Mes iš karto pardavimui iš vakaro nukertam ir sekančią dieną šviežius tiesiai iš miško eglutės yra pardavinėjamos. Šiemet pardavinėjimą pradėsim nuo gruodžio 19 dienos. Bus Medelinė, Basanavičiaus 64, už urėdijos link Parovės važiuojant, ir ten galės įsigyti eglučių pagal aukštį, pagal norą. Bus ir tokių, kur galės nueiti ir nusikirsti ar nusipjauti patys, jeigu patiks tam pačiam Medelyną netoli. Ir taip pat bus ir šakų, kurias dalinsim nemokamai, nes mums svarbiau saugoti eglutę, negu kad biški pavargti ir atvežti eglišakių ir palikti tą eglę augti iki brandžios, gražios eglės, didelės. Urėdas sakė, kad eglučių pardavimui miškininkai neaugina. Biržiečių namus paprastai puošia retinant atrinktos arba ne vietoje išaugę žalias karės. Labai dažnai gyventojai tenkinasi eglės šaka. Miškininkai jas paprastai dovanoja. Dovanos ir šiais metais. Specialiai jų neauginam, o yra pagrioviuose, yra kur tankus kultūros, kur tankios, kurios anksčiau ar vėliau vis tiek reikės retinti. Tai iš tokių plotų pakelių, ar po elektros trasa, jeigu yra išaugusios, kad vis tiek jas reiks naikinti, tai tokias ir retinant, valant pakelės, bet ne viską iš eilės, o jau parenkam, kur daugmaž gražesnis būtų, nes žmonės nori, kad būtų graži. Nors šiaip iš principo visi ieško graži, bet kai papuošia, sukabina girliandos, kad ir biški netokia simetriška, tada po girliandom jos nesimato, kad jinai nesimetriška ir visos eglutės praktiškai yra gražios. Į metus kažkur parduodam po 600 vienetų kalėdinių eglučių. Na, šiemet pernai buvo 6, šiemet planuojam, kad galbūt kokį 650, o eglišakių tai išdalinam virš 1000. Tai ir šiemet bus ta akcija generalinė urėdija, su urėdijom rengia, kad parsineš kalėdas į namus, jinai vyks gruodžio 20 dieną nuo 13 valandos Janonio aikštėje prieš kultūros centrą, kur jau kelinti metai ten vyksta, tai visus kviečiu gruodžio 20 dieną 13 valandą ateiti ir išsirinkti savo tinkančią eglišakę, nes nebūtinai eglutė, bet ir eglišakė namuose parsinešta skleidžia miško kvapą, eglės kvapą ir pakelia nuotaiką, aišku. Ir išsaugo mišką. Taip, jeigu 600 eglutė, tai brandaus amžiaus, tai 600 eglių užimtų 1,5 hektaro. Urėdas sako, kad populiariausios maždaug 1 metro eglutės. Tai reiškia, kad jos miške arba Medelyne buvo auginamos maždaug 10 metų. Yra eglučių šakos, tokios, kaip mes sakom, menturės. Tai reikia suskaičiuoti tas menturės ir žinosit, jeigu metro aukščio, tai gali būti ir 8 metų, jeigu daugiau, tai gal ir 10. Čia priklauso ir nuo kurioje vietoje auga. Žemė derlingesnė būna, kad ūgliai ir 30 būna, kad tik 10 cm. Čia taip tokio mato nėra, reikia pažiūrėti. Miškininkai kviečia būti draugiškais gamtai ir nedaryti žalos miškui ir primena, kad už savavališką eglutės nukirtimą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse yra numatyta administracinė bauda. Taip pat pažymėtina, kad eglutę galima nusipirkti pasodinta vazone ir tinkamai išsaugojus pavasarį vėl ją pasodinti į dirvą.